kai yra tas lenkimasis imperijom, mane yra toks absurdiškas, tai tada galvoji, blemba. Tai varykim iki galo. Jeigu taip lenkiamės JAV yra draugai visą laiką teisūs ir mums reikia būti JAV draugė, nes yra ta Rusijos grėsmė, ne Rusija, kadangi grasina, yra grėsmė, tai mes turim lenktis JAV, ir lenkiamės taip žemai, tai tada lenkimės iki galo, tada sakykim, kad mus apsaugotų, tegu mumis blemba okupuoja. Tegu atsiunčia Amerikos tankus, gal kokiu tai patikros punktus, ar ne, čia, tegu atsiunčia, tegu mumis okupuoja, nes taip okupuodami mumis gal žiūrėkit išlaisvins. O jeigu kažkas nenorės Lietuvoje, kad mumis okupuotų, gal tada tiesiog subombarduos ją pas mumis irgi mokyklų, biškių ligoninių, nes precedentų tam labai daug jau yra. Subombarduos, okupuos ir ta okupacija mums atneš laisvę, klausykit, okupuodami mus išlaisvins, nebebus tos kitos grėsmės, žiūrėkit, mus išlaisvins per okupaciją. Kaip kad išlaisvina, pavyzdžiui, Iraką, kur mes irgi, man atrodo, lietuviai siuntėm padėti išlaisvinti Iraką, okupaciją mes tą darėm. Tai tiek ir absurdiškas tas komentaras. Jei kažkas galvoja, vau, Juste, kaip tu čia taip nuėjai, kad dar žiūrėk kažkokią okupaciją, nori išlaisvinti. Tas naratyvas gali būti jums girdėtas. Ir tai yra tas naratyvas, žiūrėkit, ar nebus jisai vėl dabar garsiai skleidžiamas. Ir jeigu jūs nesutinkat, ir aš labai norėčiau galvoti, kad jūs nesutinkat, ir jūs galite sakyti, mes kaip tauta, mūsų valdžia dabar didžiulė nacionalinė gėda istoriškai, kuri niekada neišdils, bent jau man. Kai mes spaudžiam rankas okupantą, mes norim mokytis, norim ginklus pirkti šalies, kuri vykdo genocidą, ir iš imperijos, kuri tą šalį palaiko, ir dabar Iraną bombarduoja irgi, ne. Tai aš galvoju, aš vis dar turiu kažkokios vilties, kad mūsų vyriausybė neturiu, bet kad mes, kaip žmonės Lietuvoje, mes žinom geriau, mes suprantam labiau, mes tokiem nusikaltimam nepritariam, mes negalvojam, kad laisvė ateina per okupaciją, mes negalvojam, kad laisvė ateina per bombas ir kad mes kaip tauta galim geriau. Mes galim nepalaikyti, mes galim sakyti, kai yra mokyklos, ligoninės, viskas, naftos, ten telkiniai bombarduojama, naikinama, kai yra masinės vaikų kapavietės, mes galim pasisakyti prieš masinės vaikų kapavietės Gazui ir gal dabar Terane, irgi, kad mes galim geriau.